Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei. Projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Morkaus 9:43. Jei tavo ranka traukia tave nusidėti, nukirsk ją. Tau geriau sužalotam įeiti į amžinąjį gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Morkaus 9:45. Ir jei tavo koja traukia tave į nuodėmę, nukirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į amžinąjį gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, į negęstančią ugnį. Morkaus 9:47. Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją, nes geriau tau vienakiu įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą. Morkaus 9:50. Druska geras daiktas, bet jeigu ji netektų sūrumo, kuo ją pasūdyti? Turėkite savyje druskos ir taikiai gyvenkite tarpusavy. Morkaus 10:19. Žinai įsakymus: nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Morkaus 10:43. Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas. Morkaus 10:44. Ir kas nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Morkaus 11:24. Todėl sakau jums, ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate ir jūs turėsite. Morkaus 11:25. Kai stovite melsdamiesi, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas, kuris danguje, galėtų jums atleisti jūsų nusižengimus. Morkaus 12:30. Tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protu ir visomis savo jėgomis, tai pirmasis įsakymas.